Sveiki gyvi. Kaip matot, ne jūra šį kartą. Vykau prie ežeriuko. Čia iš tikrųjų jie keli net yra. 4 gal net ar 5. Šitas bus didžiausias. Bet jame turbūt ant galo tik žvejosiu. Dabar einu ten aplinkui mažus ežeriukus. Ten turėtų būti didelių upėtakių, manau. Šiandien iš tikrųjų planavau visai kitoj vietoj žvejoti. Bet ten nuvažiavus, pamatė situaciją ir pasižiūrėjus, kad bagažiniai nėra grąžto ledo, teko važiuoti biškį žemiau. Tai dabar atvariau maždaug ant kilometro aukščio. Tai čia jau pavasaris įsibėgėjo. Daug mažiau viskas žaliuoja. Toks tas pirmas ežeriukas, kur žvejosiu. Visai nedidukas. Negilus, dugnas matosi daug kur. Bet čia būdavo gražių upėtakių. Kągi, pirmas metimas. Su juoda blizgute. Iš pradžių toli nemėtysiu, kad neapsibaidytų jam. Čia tokia maža ežeriukė, daug neprigaudysi. 1-2 upėtakius ir po to jie apsibaido labai. Tai būtų gerai, kad didelis iškiptų iš karto, ne mažiukas. Mūsų ežeriukas panašu, kad nelabai sėkmingas šiandien. Nei vieno kibimo nebuvo. Bet vieną mačiau, lyg tais iššoko. Dar kelis metimus čia tada padarau ir eisiu į kitą. Ten už to kalniuko yra dar vienas, po to dar vienas. Kažkur gal rasiu aš čia jų. Oras tai jau kaip įprasta permainingas. Tai saulė, tai lyja, tai vėjas užeina. O, briedis. Bet gerai, kad be ragų buvo. Gal dar viskas bus normaliai. Pagausiu kažką. Pabandysiu dabar šitam. Aš čia visai netoli didelį ežerą. Tai gal būtų daugiau tų upėtakių čia. Čia upelis išteka. Ar įteka, nežinau. Bet čia panašu, kad įteka. Jis išteka į ežerą. Čia tam upelį gal kas nors būtų net. O, stveria. O, yra. Dar nedidukas. Tokia ant grevelė. Pirma žuvis šiandien. Šoną gavęs. Nedidukas. Pradžiai gerai. Man reikia didesnį gaudyt. Gaila, nepraėjau čia pro upelį. Ant tose žaliese būtų gal geriau buvę. Pabandysiu čia dabar. Keletą metimų. Šitą kraštą dar atmėtysiu. Tada reikės perlipti kalniuką ir važiuoti dar vienas yra ežeriukas. Šiek tiek įsilijo.
Ne kažką kol kas. Nu, bet nieko gal. O, yra. Yeah. Dar visai nebloga. Ne. Blemba nuėjo. Turėjo žuvį. Nedidukas. Tai šiek tiek didesnis iš pirma. O kūdas koks. Turėčiau pasigauti šiandien žuvies maistui, bet šitą dar paleisiu turbūt. Šitaip maždaug gavo. Keičiau masaliukus ir prisikeičiau. Uždėjau tinkamai iš karto pirmą metimą atsiliepė. Dar šiek tiek didesnis. Truputį auga jie. O, tai ką. Šitas pabėgo. Tokio mažo pilkeriuko dabar gaudau. Būsiu visą dieną. Valgyt nieko nesidėjau, šokoladuką tik. Tai reikės pietum pasigauti žuvį. Na, pagaliau normalus paėmė. Po biškį auga ir užauga. Na, tokių žuvelių. Tai žuvau gaudyti realiai. Man gal ne pats didžiausias, bet jau visai nebloga. Aš šitą leidžiu atgal. Antram ežeriukai užteks. Reikia ieško trečią. Čia trečias ežeriukas. Ten toliau ketvirtas yra. Tik čia jisai nelabai turi to upelio. Čia kažkoks tik kaip ir įrelė iki kito ežeriuko, bet jisai niekur ir nenuveda. Tai bus matyti, ar čia bus tų žuvų. Auksinė blizgutė. Metimai netoli žalių. Kaštuką. Žiūrėk, koks čia gėlis reikia. O visai netoli iššoko. Pirma žuvė šitam ežeriuke. Neišdidžiuoju. Pradžiai mažesnis. Dar ir geriau. Bus kur tobulėt. Reikia miškirės, nereikia mėtyti vandenį. Upėtakis nedidelis, bet pas jį galva ganėtinai maža, burna irgi nedidelė. Ganėtinai storas. Tai teoriškai jie čia turėtų augti didesni. Nes kur būna ežerai su mažiukais upėtakiais, pagauni tą mažesnį upėtakį, jau matosi pas jį burna didelė, galva nemaža. Su amžiai. Tas didesnis čia, kur buvo, tai jau kažkur pasislėpė. Bulkavo iš čia, bet dabar jau dingo. Vieną kartą blizgą pravedžiau pro nosį. Nebėra. Šį kartą ant sukrikas iškibo. Labai retai aš jas naudoju, bet jau iš nevilties pabandžiau įsidėti. Bam ir yra. Padoras. Storuliukas. Šitas dėja įsikeptuvė man. Kažką ir suvalgyti.
Tokią mepsiuko. Dar viena žuvis. Gal kokie 600. Aš labai alkanas. Šitą irgi įsikepsiu. Gramų mariasilda, žalia. Šiandien panašu, kad dirba. Pirmai taip lyja, dabar jau saulė šviečia. Pats laikas turbūt įsikept žuvį, papietauti. Šiek tiek pailsėti ir tada reikės eiti į 4. ežeriuką. Kažkaip dar nesinori iš čia išeiti. Matos, kad yra tikrai gražių. Šukinėjam kelintą kartą. Jie nelabai nori kirpt kažko tai. Pjeva mano kuklų šiandien pietus, kilometrų aukštį, šviežia žuvis, beren kaip skaniai. Pasistiprinu ir toliau varysiu dar. Dar yra bent jau vienas ežeriukas nepatikrintas, bet yra jų čia ir daugiau, jeigu ką. Nemažai mašalų. Dar šiek tiek pabandysiu šitą ežerę. Čia dar viena pusė likus apeit. Tada eisiu 4. Pradėjo šokinėti. Visai nemaži panašu, kad. Bet tam blizgutės nenori. Kągi, teks traukti kitą amuniciją. Vis tik pabandyti su muselinė. Įsirinkau tokią. Pakankamai didelė. Tikiuosi pakankamai didelė žuvį. Na, iš tikrųjų, tai kad geriau matytųsi. Opa! Šūdas. Namas geras buvo. Jau čia nukalė man musę, ne? Su visu pavadėliu trūko per mazgą. Nu jo. Kas čia per mazgas dabar buvo užrištas? Na kaip čia jūs reikia gaudyti, nesu spiningo. Ja. Misija įvykdyta. Galėčiau pasakyti netgi su kaupu.
Žiūrėkit kokią grožę. Gerai. Čia galimai įleista šitą be peleko. Kaip jau tie pasiruošęs. Geras šitas buvo. O niekas nepagausia, čia prašau, 2 kibimai jau buvo net. Reik džiovint muselę mes dar kartą. O, tokia muselė. Dabar gal geriau matosi. Šiek tiek pradžiovinau šią. Dar biškį draišeiko. Nu va, dabar turėtų plaukai plūdė vėl. Ant trumpėtokį atnešti. Galimai. Trumpą labai momentą pasidavė čia. Vėl ramu. Gerai, kad pataikiau, pagavau gražų upėtakį. Tai jau kaip ir skaityta. Dar antras yra. Uhu. Ja, super. Daug įdomiau nei su spinningu. Šitas kiek mažesnis. Beveik pabėgo. Šitas irgi namučia, aišku. Šiandien prisivalgau žuvies, užtenka. Dar vienas neblogas ant musilinės. Tai buvo primė. Tik netoli jau mane subulkavo, užmečiau kelias sekundės, biškį muselę pajudinau. Bam. Visai nebloga. 1000 metrų virš jūros lygio, 1000 gramų. Šitas irgi panašu, kad leistas. Tokia maža mežeriukė. O tokie upėtakiai gyvena. Tinkliuką ten toliau palikau. Čia atėjau tik daiktų pasiimt, vieną kartą užmečiau. Dar neblogą upėtakį įkaliau. Kaip jį pasiimt dabar? Gražus storas. Pasimaitinė šitas. Vietinis. Super. Palauk.
Na, į vakarę jiems reikės čia grįžti dar tada su muselę pabandyti pagaudyti. O dabar per pelkynus ten iki kitą. Nu va, ir ketvirtas ežeras, irgi nedidelis. Aš čia nusimesiu kažkur daiktus ir suspinigu aplinkui. Kadangi vėjas pučia, tai su muselinė čia nepažvėjosi dabar. Ne vienos žuvies šitam ketvirtam ežeriuke. Toks gražus atrodo. Vienas kibimukas buvo. Tai grįžtu dabar į tuos pirmus ežeriukus. Dar ten šiek tiek pažvejos ir užteks jau šiandien. Eisiu tenai po to, tai daiktus palieku, pasiemu tik muselinę. Nekiltų pagundos pinigai. Dar pabandysiu čia iš kitos pusės. Šitam ežeriuke, kur pirmai gaudžiau. Gal dar vieną pagausiu. Diena kaip ir pabaiga. Aišku, dar yra laiko, bet jau niaukiasi. Gali lyt vakare. Tai kad nepermert. Reiks ilgai neužsibūt. Va, tie jau iki vietos lyt pradėjo. Tai dabar su sausa turbūt nelabai kažką tai bus. Čia toks ne visai lietus, sakyčiau. Ledų gabaliukai. Na jau, čia dabar jau pažvejosiu. Čia vadinas ant sausos muselės atbariau pažvejot. Nu, bent jau vėjas nurimo. Pabandysiu dar ant šitą šiek tiek pamėtyti. Prieš einant į mašiną čia pakeliui. Čia priekį kaip ir upelis yra. Labai trumpas, bet kažin ar šiaip ir abrysiu gali būti gilus labai. Ir tikiuosi neteks aplinkui visą šitą ežeriuką. Jau galvoju, reiks eiti aplinkui. Tai dar keli metimai čia prie šitų žulyčių. Žiūrėsim, ar jie kips tokį orą ar ne. Kad ir kaip smagu buvo prie to ežero, bet teko pabėgti. Žiauriai lietus užėjo su ledai. Tai ten su ta sausa muselė, tai tik pajokint kažką galėčiau. Grįžau į mašiną dabar, kraunuosi daiktus, ruošiuosi rytdienos žūklei. Jeigu pažiūrėti iki galo, tai
paspauskit patinka, prenumeruokite kanalą, kas to dar nepadarėt. Ir neužilgo bus kitas video, greičiausiai irgi su upėtakiais. Nebent jeigu jie nekibs, tada jau pasimatysime šiauriai. Tai nugaudysiu didelę žuvį. Iki greito.